Kai žmonės renka veiklos vykdymo formą, amžinas klausimas, kuri yra geriau - mažoji bendrija ar individuali veikla. Internete ir pasaulyje sklando daug mitų, daug visokių istorijų, daug visokių palyginimų ir daug visokių kriterijų, kuriuos žmonės vertina, besirinkdami tarp vienos ar kitos veiklos vykdymo formos. O aš šiandien su jumis aptarsiu kelis tokius niuansus, apie kuriuos būtina pagalvoti, norint tinkamai pasirinkti savo veiklos vykdymo formą. Kai žiniasklaidoje diskutuojama apie mokesčių reformas, IDV ir MB visada sakoma, kad yra savarankiškai dirbantis asmenys ir jie sudedami į vieną pintinę, iš kurios neva jau ten po to mes renkamės, kas mums tinka, kas patinka. Bet svarbiausia, kad mes turime žinoti, kuom skiriasi šios veiklos, kuri yra tinkamesnė būtent jum ir tada jau galėsite priimti teisingą sprendimą. Pirmas dalykas, ką turime žinoti, kad IDV tai yra savarankiška fizinio asmens veikla, o mažoji bendrija - ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Apie ką čia? Koks šis skirtumas? Labai paprasta. Fizinis asmuo, kuris vykdo veiklą su IDV už visus nuostolius, už visas klaidas, už visas kliurkas, nesumokėtus mokesčius yra atsakingas visų savo asmeniniu turtu. Tuo atveju mažoji bendrijai už viską atsakau tik tai įmonės nuostatose, įstatose ir įmonės tuo nuosavų kapitalų, sukauptų pelnų ir įmonės turtu. Bet šitoje vietoje nesusiklaidinkime. Negalvokime taip, kad jeigu aš jau turiu mažąją bendriją, ką noriu darau, užbankrotinsiu, kaip yra geras žodis, ir jau tada galėsiu savo ramiai atsidaryti kitą ir veikti nebaudžiamas. No. Čia mes turime labai įdomią teismų praktiką, kuomet MB vadovas yra atsakingas už teisingą veiklos vykdymą. MB vadovas netgi yra ir įpareigotas įstatymų iškelti įmonę į bankroto bylą esant tam tikrom aplinkybėm. Ir jeigu vadovas netinkamai vadovauja, vadovas priema netinkamus sprendimus ir vadovas laiku neiškelia bankroto bylos, tas visas skolas, kurias pasiliko MB nustojus vykdyti veiklą, atiduoda, dovanoja vadovui, kuris turi jas visas išmokėti iš asmeninių lėšų. Turime suvokti turbūt toks man geriausias pavyzdys, kaip atskirti tą savarankiškumą ir tą ribotos atsakomybės juridinį asmenį. Tai turime šitą kampą. Individualioje veikloje, kai aš turiu skolą mokesčių inspekcijai ir negaliu jos sumokėti, tada iš karto areštuojamos visos mano asmeninės banko sąskaitos, kad mokesčių inspekcija garantuotų užsitikrintų, kad pasiims viską, kas jai priklauso. Ir paralyžuojamas visas mano asmeninis judėjimas ir gyvenimas. Tuo tarpu mažoji bendrija, jeigu aš vykdau veiklą, paralyžuojamas tik tai įmonės veiklos procesas, paralyžuojama tik tai įmonės veikla ir pinigų srautai, o mano asmeniniai pinigų srautai kaip ir lieka laisvi. Kol nenusprendžia teismas, kad aš atsakingas už tos visus veiksmus ir pasiekmes. Tai vat toks labai svarbus kriterijus, kurį turime žinoti ir dėl kurio mes turime gerai pagalvoti, kai renkamės, kuriagi iš šių veiklos formų mums reikėtų pasirinkti. Kai kalbame apie žmonės, kurie mums padės vykdyti mūsų veiklą, tiek MB, tiek IDV gali įdarbinti darbuotojus. Vienodai, viskas tvarkoja, tiek individualioje veikloje galiu pasamdyti darbuotojus vadovaujantis darbo kodekso taisyklėmis, tiek ir mažoji bendrijai. Bet yra didelė problema, kad darbuotojai yra mūsų viena didžiausių rizikų versle. Ir kas atsitinka? Įdarbina tas freelanceris, savarankiškai dirbantis su individualia veikla, kuris iš pirmo punkto žinom, kad atsako už visų savo asmeninių turtų. Pasamdė darbuotoją, padarė kažkokią klaidą, neteisėtai atleido, neteisingai atleido, darbuotojas palaukė, nuėjo į darbo ginčų komisiją ir prisiteisė daug pinigų, daug vidutinio darbo užmokesčio delspinigių ir palūkanų ir prisimena mane, už viską atsakau savo asmeniniu turtu. Tai va, mano automobilis, mano namai, mano būstai, mano sklypai, mano sodybos, jeigu jau tiek buvau prasigyvenęs, gali turėti pavojų atitekti tam darbuotojui, su kuriuo aš neteisingai pasielgiu. Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo ir čia darbuotojais žiūrėkit, visų pirma, aš tikrai nesakau, kad mes dabar enkime, skriauskime tos darbuotojus, gerkim jų kraują pusryčiam ir kažkaip kitaip neteisingai elkimės. Aš kalbu apie žmogiškas situacijas, kai atsitinka tokios situacijos, kai padarom klaidą, kai padarome techninę klaidą, kai atsitinka ginčas ir
teismas nusprendžia, kad mes darbdaviai pralaimėjome. Mažoji bendrijoje šitoj situacijai mes būsime saugesni. Bet dar įdomu, kad pats veiklos vykdytojas, individualiai veikloje viskas aišku, viskas yra mano, mažoji bendryjai, aš negaliu įsidarbinti, nei aš kaip vadovas, nei aš kaip savininkas šito verslo, aš niekada negaliu turėti darbo sutarties savo mažojo bendryjoje. Jeigu jūs turite MB, esate jos narys, savininkas arba esate vadovas ir turite darbo sutartį, jūs turite problemą, nes jūs neteisėtai ir neteisingai tvarkote savo santykį su savo įmonė. Pakalbėkime apie tai, kur eina pinigai. Kur keliauja pinigai, kai mes dirbame su individualia veikla ir kai dirbame su mažaja bendryje. Labai patogu iš vienos pusės individualioje veikloje visą pinigų srautą gauti tiesiai į savo banko sąskaitą. Mes, kadangi neturime to saugiklio, kad kažkas saugomus atriboja nuo atsakomybės, tai ir visi pinigai įplaukia pas mus. Ir čia yra ir gerai, ir blogai. Būna labai gerai, kai individualioj veikloj asmenys vykdantis veiklą turi atskirą banko sąskaitą būtent individualios veiklos pajamų srautui. Tiek pajamom, tiek išlaidom. Būna tokių situacijų. Ateina žmogus ir sako, metai baigėsi, ten ta apskaita netvarkyta, padėkite man, prašau, susitvarkyti apskaitą, viskas vyko per banką. Puiku, duokite išrašą. Na, išsitraukiam mes tas paklodės, tarkime, o kad ir ne paklodės, ir ką matom? Ir matome daug visko, kas absoliučiai nesusiję yra su jo individualia veikla. Pinigai krito, kaip ir darbiniai, veiklos pinigai, bet žiūrėk, jais išlysti tai Maksimoj, tai Kavoj, tai aš net, visko būna, ten apranga, drabužiai, laisvalaikis, gyvenimas, būstas ir taip toliau. Ar mes norim tą matyti? Nelabai, atvirai sakant, ar mums tai įdomu? Tikrai ne, tik tai atima labai daug laiko visą tai atrūšiuoti. Aš darau prielaidą, kad jeigu žmogus irgi pats atsisėda daryti metinę deklaraciją ir nori pasitikrinti, kad viskas atitiktų su banku, kad banko išrašuose ieško informacijos, žiūri sudėtinga. Įkrenta įplaukos, eina veiklos, ten draugo, mamos, bičiulio kažkokios sukrenta į vieną vietą ir vėl rūšiuoja, ir vėl filtruoja, ir vėl galvoja, tai kur čia veikla, kur ne. Tai pasidarome labai paprastą niuansą ir dalyką, tam pačiam banke tiesiog atsidarom atskirą banko sąskaitą ir štai mes jau suvaldėme šitą reikalą. Kai pinigai įkrenta į mažąją bendriją, jie įkrenta į įmonę sąskaitą ir kaip mes mėgstame sumaišyti tos pinigus su savais vis tiek. Įmonės pinigai yra įmonės pinigai. Mano pinigai yra mano pinigai. Visai nesenai turėjom nuskambėjusią istoriją, kuomet MB vienintelis narys ir vadovas truputį pasak teismo sprendimo, kiek pamenu, savo asmeniniam reikmėm panaudojo pinigus, ką teismas įrodė arba mėgino įrodyti, ten jau dabar bijau semantikoje pasiklysti, ir jisai gavo netgi baudžiamojo kodekso tenai baudų, nes žmogų nubaudė labai rimtai, nes tai yra įmonės pinigai, o ne tavo, kodėl tu jos naudoji savo reikmėm. Aišku, mažiukus labai paprasta šitoje vietoje taršyti. Taigi, įmonėje, kai yra pinigai, mes kaip ir esame saugus, kai mokesčių inspekcija nori tos pinigus pasiimti, jeigu, tarkim, yra skolų, mūsų asmeniniai pinigai tada yra apsaugoti, bet taip pat ta siena yra iš dviejų pusių, kopėtėlių nėra paprastesnių. Norint pinigus išimti iš įmonės, turime atlikti dar papildomų procedūrų, turime atlikti dar papildomų veiksmų, kurie apiformina, įvardinkim šitą žodį, kurie jau įgalina tos pinigus turėti mum. Tai kaip mažoji bendrėje mes galim pasiimti, visada žinome tos šventą trilogiją 3 būdus. Tai yra pelno paskirstimas, skirstant pinigus per 0,2 kodą, dividendai ir žinoma vadovas dar gali gauti vadovavimo pajamas pagal civilinę paslaugų sutartį. Bet aišku, ar jum įdomu rizikos, aišku, ar jum įdomu darbuotojai ir ar jum įdomu, kieno vardu įkris tos sąskaitos. Visiems svarbu, kiek man kainuos tie pinigai. Tai pakalbėkime apie tai ir palyginkime. Labai dažnas žmogus, stipriai nepasigilinęs, atsidaręs yra mažąją bendriją dėl to, kad ten pigu, viskas ten labai gerai. Ir jisai dėl to būtent pasirinko šitą veiklos formą, nes ten pigu. Bet kai mes sumokam mokesčius, aš esu kartojus tai 1000 kartų, mes mokėdami mokesčius perkame tam tikras
paslaugas iš valstybės. Mes perkame tam tikras socialinės garantijas, mokame mokesčius už tam tikrus dalykus, ką mums už tai duoda valstybė. Tai pasižiūrėkime, kokius mokesčius moka individuali veikla ir mažoji bendryje ir tada galėsime suprasti, ar čia yra palyginami dalykai ir kaip mes visą tai galime panaudoti savo labui. Individualioje veikloje mes mokame tokius pagrindinius mokesčius - privalomas sveikatos draudimas, gyventojų pajamų mokestis ir valstybinis socialinis draudimas. Pirmas būna žmonių klausimas. Aš negaliu gauti biuletenio ar ten tėvystės, motinystės išmokų, nes dirbu su individualia veikla. Netiesa, gaunate, jeigu susimokate pakankamai mokesčių ir uždirbate pajamų, nuo kurių susimokat mokesčių. Dar kitas mitas, aš tik atsidarysiu individualią veiklą ir man automatiškai atsiras stažas, nes aš jau turiu tą veiklą. Ir vėl netiesa, nes šioje vietoje viskas priklauso nuo to, nuo kokios sumos sumokėsite mokesčius. Taigi, individuali veikla moka gyventojų pajamų mokestį, mero mokestį aš jį vadinu, todėl kad tie visi pinigai gyventojų pajamų mokestis keliauja jūsų miestui, kuriame yra deklaruota jūsų gyvenama vieta. Gal sostinė ten kažkaip kitaip susitvarkiusi. GPM visas atitenka merui ir jums nekuria jokių kažkokių papildomų naudų. Dar mokame privalomą sveikatos draudimą nuo savo apmokestinamų pajamų. Šis mokestis mums garantuoja, kad mes būsime pagydyti ligoninėje, kai mums atsitiks kažkokia sveikatos bėda. Kad ir kaip čia mes mėgstam pabambėti ant tos mūsų gydymo sistemos, sveikatos sistemos, sveikatinimo, bet nėra dar taip blogai, kaip galėtų būti, tai sakau, šitas tikrai garantuoja mums tą gydymą. Ir trečias mokestis, VSD, valstybinio socialinio draudimo mokestis, yra mokamas būtent tam, kad mes sukauptume pensijos, ligos ir motinystės stažą. Va šitas mokestis mokamas ir jis yra didžiausias dirbantiems su individualia veikla. Šitas mokestis mums garantuoja, kad mes gausime ligos išmokas ir motinystės dekreto išmokas, jeigu mums bus sukaupta pakankamai stažo. Tuo tarpu, šalia to dažnai mes statome į alternatyvų pasirinkimą būtent mažąją bendryją su vadovavimo pajamom. Ir tos vadovavimo pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčių 15%. Tik tai. Visi pinigai atitenka kam? Jeigu atidžiai mane klausėte, visi šie pinigai atitenka merui. Taip, tai yra labai gražus, skaidrus, švarus, balti, apmokestinti pinigai. Lyginant su darbo užmokesčiu, vau, kaip gerai. Bet šitie pinigai mums nesuteikia jokių socialinių garantijų. Visiškas apskritas nulis ir todėl šitoj vietoj ypatingai jaunom šeimom, kuriem tenai gresia šeimos pagausėjimas, ypatingai žmonėm, kuriem reikia sukaupti stažą. Čia atsirandam socialinių garantijų užribyje, būtent formuodami savo pajamų krepšelį tik per vadovavimo pajamas ir šitą reikia labai labai atidžiai įsivertinti ir patiems priimti sąmoningą sprendimą. Jeigu žiūrėtume bendrą tarifo dydį, tą pačią sumą, tarkime, per metus turėdami apie 25 000 eurų pajamų, mes individualioje veikloje per tuos 3 mokesčius, naudodami 30% sąnaudų pripažinimo principą, sumokėsime maždaug apie 17% mokesčio galutinį tarifą ir už tai gausime ir socialinių garantijų, ir motinystės stažo, ir pensijos stažo kažkiek surinksime ir sumokėsime pajamų mokestį. Individualioje mažoji bendryje, tai yra, mes sumokėsime 15% pajamų mokestį ir neturėsime jokių socialinių garantijų. Čia 17. Jeigu aš kaupiu papildomai antroji pakopai, žinot, kaip abrakadabra, tai tada plus 3%. Bet 17 su visom socialiniam garantijom, bet visa asmeninė rizika prisimama, arba 15 be socialinių garantijų, bet pridengta rizika per įmonę. Pasirinkimai yra labai įdomus. Kiekvienas turi žinoti, kas jam yra svarbiau. Ar man šią akimirką svarbiau yra sukaupti socialinių garantijų, ar man šią akimirką yra geriau turėti pigesnių pinigų ir apsivaldyti savo rizikas. Galbūt aš neturėsiu kažkokių kontraktų, neturėsiu darbuotojų, dirbu pats savo, atlieku net ne konsultavimą, kažkokią paslaugą atlieku, pinigai krenta į mano sąskaitą, dar gebu ir mokesčiam atidėti pinigų pats, ne? Viskas.
aš galiu rinktis individualią veiklą ir aš dar galiu socialinės garantijas. Bet jeigu aš turėsiu kontraktus, jeigu sutartį kokiai parašyta, kad jeigu aš ten kažkur suklysiu ir ten 15 000 bauda ir ten dar galiu prisidirbti su mokesčių inspekcija, nors šito galime visi prisidirbti su bet kokia veiklos vykdymo forma, kai neturime pakankamai žinių, gal aš darbuotojus noriu samdyti, man reikia rizikas pavaldyti, aš jau socialinių garantijų klausimą prasispręsiu kaip nors kitaip, o per įmonę, per mažąją bendriją galiu valdyti visas kitas rizikas. Turime aiškiai žinoti, kas mums tinka. Ir jeigu jūsų kaimynas, na kokį čia vardą pasakyti, kaip ten į viršų žiūrime kairę, tai reiškia melas ir fantazija, ne? Kaimynas Algis sako, ne, man tai MB, žiauriai gerai. Taip, Algiui gerai, o jūs pagalvokite, kas jums yra gerai. Dar vienas labai svarbus skirtumas, kai vykdome veiklą su individualia veikla arba mažąja bendryje. Sąnaudų pripažinimas. Yra toks nuostabus dalykas individualioje veikloje, kuris taip padeda paslaugas vykdantiem asmenim prisipažinti sąnaudas be dokumentų. Ten turim stebuklingą privilegiją iš pajamų atimti 30%. Be nieko, be pagrindimo, be dokumentų, be kažkokių specialių raštelių, net nieko nereikia daryti. Tiesiog minus 30 ir nuo 70% ten jau tada toliau mokėti mokesčių. Kai mes turime mažąją bendryją, ne, ten kiekvienam euriukui, kiekvienam centukui mes turime turėti juridinę teisę turinti dokumentą, kuris atitiktų visus standartus, reikalavimus ir dar tiktų ir pritiktų jūsų veiklos vykdymo poreikiam ir pajamų generavimui. Lyginam, jeigu atlieku kažkokią paslaugą, čia nuo 100% minus dokumentai, o čia galiu nuo 70%, nesukdamas galvos, susimokėti mokesčius. Šitas kriterijus būna tikrai labai svarbus, todėl kad paslaugas atliekantys žmonės, jie viską generuoja iš ko? Iš savo smegeninės. Mes neturim kiekvieną mėnesį kažkokių stebuklingų išlaidų dokumentų, apart mirštančių nervų ląstelių, kurios užsijema ten tos paslaugos sugeneravimu. Tai labai svarbu žinoti, kad individualioje veikloje aš galiu nusirašyti be dokumentų dalį pajamų, neapmokestinti dalį pajamų, o mažoje bendrijoje negaliu. Ir būna tas momentas kartą metuose, kai visi savarankiškai dirbantis, tiek MB nariai vadovai, tiek individualią veiklą užsiemantis asmenys, individualią veiklą, jie ką padaro, jie visi deklaruoja pajamas iki kitų metų gegužės 2 dienos. Ir čia, jeigu jums gerai sekėsi pernai, jūs gerai gyvenot pernai, reiškia šiemet jūs turite mokėti daug mokesčių inspekcijai ir sodrai. Šioje vietoje jau individualia veikla užsiemantis moka 2 institucijom, o MB nariai, vadovai, jau jie ten labiau moka mokesčių inspekcijai tik tai. Aš noriu jums pasakyti tokį kelių žingsnių schemą ir kelionę, ką daryti, kai tų pinigų, ką turiu sumokėti, yra daugiau, negu aš turiu banko sąskaitoj. Taip žmogiška išleisti pinigus. Aš, pavyzdžiui, puikiai tą moku padaryti, kaip ir labai daug kas iš jūsų. Dar nuostabiau, kai žmonės moka iš karto atidėti tos 20 kažkur procentų mokesčiam, juos sukaupti ir paskui ten ramia sąžinę sudėti. Bet jeigu jūs atsidurėte tarpe tų, kurie nesugebėjo sutaupyti, o galbūt mokėjo labai kūrybingai išleisti, ką jūs turite daryti? Pati blogiausia taktika. Pati labiausiai nerekomenduojama taktika tai yra apsimesti, kad skolos nėra. Aš dabar ignoruosiu tą žinojimą, galbūt net neteiksiu deklaracijos, o jeigu ir pateikiau, tai išjungsiu paštą, telefoną ir imituosiu, kad tos skolos nėra. Tai čia yra blogiausia, ką jūs galite padaryti. Yra šimtai žmonių, kurie nemoka valdyti pinigų, valstybė yra prie to pripratusi ir jinai turi normaliai sukūrusi mechanizmus, ką jūs galite padaryti, kad tų skolų išmokėjimas nebūtų skausmingas ir traumuojantis. Jeigu jūs naudosite tą taktiką, kurios aš nerekomenduoju, kas atsitiks, mokesčių inspekcija parašys e-mailą, sodra parašys jums laišką, galbūt net bandys jums paskambinti, greičiausiai ir paskambins. Jūs greičiausiai net nežinote, koks jūsų paštas nurodytas VMI ir sodros sistemoje. Nueisi kažkokį jūsų, astulytę yahoo.com, kurį nenaudoju jau 10 metų, arba 20, arba 30. Jie pamėgins
galbūt netgi ir paskambinti, ir susisiekti kažkokios sistemose tenai savo. Jūsų neras. Jūs vis dar slepiatės, apsimetat, kad skolos nėra. Mokesčių inspekcija tada areštuos visas jūsų banko sąskaitas. Tai vadinasi inkasinis. Aš nežinau, mes buhalterijai kažkaip taip iš istoriškai inkasinis. Tai reiškia, per visas jūsų asmeninės turimas banko sąskaitas visur atsiranda minus ta suma, kurios jūs esate nesumokėję. Jeigu jūs kažkurioje tenai savo taupimo sąskaitoje, žinot, maždaug toli nuo manęs, bet VMI vis tiek juos pasiekia, einamosiose banko sąskaitose, į indėlius jie nelenda, turit atsidėję pinigų kažkokiam svarbesniam momentui, juodai dienai, ar ten juodai sukneliai, nežinau kam, tai tada jie iš ten pasiema tos pinigus ir visą kitą palieka jums. Bet jeigu jūs tiek pinigų neturite, tada visuose jūsų sąskaitose atsidūrė minusas ir kas įkrenta, jie tą pasiema. Kas įkrenta, jie tą pasiema. Jūsų gyvenimas tampa labai, labai nepatogus. Patikėkite, aš žinau. Aš ten buvau. Ką daryti? Jau į pabaigą metinio pajamų deklaravimo tiek Sodra paleidžia mokestinių paskolų sutarčių pasirašymus, tiek mokesčių inspekcija. Su mokesčių inspekcija galima ir dažniau tą daryti. Susisiekėt su mokesčių inspekcija, susisiekėt su Sodra, sakot, labą dieną, neturiu pakankamai pinigų, yra numatyti mechanizmai, susidarote mokestinių paskolų sutartis, dažniausiai 12 mėnesių yra tikrai labai paprastas yra mechanizmas, užtenka ten užpildyti formą, dažnai savo socialiniuose tinkluose, arba Instagrame, arba Facebook'e, tai yra ir LinkedIn'e pasidalinu, atėjus jau tą momentui, kada galima ir reikia tą daryti, pasidalinu instrukcijomis ir užsipildote prašymą išskaidyti skolą, pasirašot sutartį, padalina tą jūsų skolą į 12 mėnesių ir išsimokot savo ramiai, be streso ir be kažkokio didelio jūsų gyvenimo paralyžavimo. Siūlau niekada nevengti šitų skolų, nes valstybė jinai turi privilegiją ateiti į jūsų banko sąskaitą, susirinkti, kas jai reikia, dar padėti ženkliuką, kad jūs jiems skolingi dar daugiau ir eiti savo toliau gyventi. Kitas kelias yra susitvarkyti viską iš anksto, nelaukti, kada atsiras tie inkasiniai, nelaukti, kada atiduos antstoliam, nes tada jau viskas, tada jau antstoliai, o jau po inkasinių dar jeigu antstoliai užsiims, tai patys suprantate, dar ir antstoliam sumokėsite didelės sumas pinigų. Mano rekomendacija, turiu skolą, būna, neturiu pinigų, pasitaiko, einu, susitariu su mokesčių inspekcija, su Sodra, su abiem institucijom pasirašau atskiras mokestinių paskolų sutartis, jas paskaitau, ką aš ten kada turiu mokėti, jos irgi nėra tobulos, toli šviečia, bet susimoku palūkanas, susimoku įmokas ir išsimoku viską per metus. Tai va, būkite atidus, nekvailiokite ir tada viskas bus gerai.